O koks būtų jūsų patarimas abiturientams, kaip pasirinkti tinkamai specialybę? Aš galiu pasakyti labai trumpai. Yra mano galva 3 pagrindinės taisyklės, kurios leidžia padaryti kuo mažiau klaidų pasirenkant. Tai pirma taisyklė yra pažinti save. Suprasti, atsakyti savo, kas man patinka, kas aš per žmogus esu, kur mano pomėgiai labiau krypsta, ką aš norėčiau veikti gyvenime. Čia be galo svarbu suprasti, kas man patinka ir kas ne, kas man tinka ir kas ne, kur aš gerai jaučiuosi ir kas blogai, yra labai didelis dalykas. Jeigu mes šito nedarome, tai mes padarom pirmą milžinišką klaidą, kur po to galbūt save nukreipiam ten, kur tikrai ne mums skirta. Antra taisyklė yra suprasti galimybės. Tai suprasti, kur link vystosi pasaulis, suprasti, ką reiškia praktiškai tai, kas man patinka. Tai reiškia, atvarkoju, o koks tai gali būti darbas, o ką aš veiksiu, ko aš užsiimsiu, ar tai perspektyvu, ar to reikės kažkada, po 20-30 metų, mes nežiūrėkim dabar, ko reikia. Ar tai labai susiaurina mano galimybės tas išsilavinimas, ar išplečia, ar aš lengvai pakeisiu sritį, nes gyvenime viskas keičiasi. Jeigu anksčiau buvo taisyklė, kad žmogus baigęs studijas darbą pakeičia galbūt 5 vidutiniškai kartus per gyvenimą, tai dabar taisyklė gal 25 kartus. Tai įsivaizduojat, reiškia, kiek reikės keistis ir kiek išmoknų dalykų, ir mes jeigu jau šiandieną pradėdami studijuoti save užrakinsim kažkokioj siauroj srity, to pokyčio galimybės labai sumenkėja. Ir trečia taisyklė yra investuoti į save. Čia paralelę galima duoti kaip su maistu. Jeigu mes sprendžiam uždavinį, kaip kuo pigiau pavalgyti, tai aišku, tuomet renkamės produktus iš apatinės lentynos ir žiūrim tik į kainą. Bet jeigu mes rūpinamės savo kūnu, mes norim jį puoselėti, mes norim sveikai gyventi, tada žiūrim, kokius produktus, iš ko jie susideda, ko mums reikia mūsų organizmui. Ne? Tai lygiai tas pats ir studijoje. Turim suvokti vieną svarbų dalyką. Baigus aukštąją mokyklą laukia maždaug 40 metų, jeigu nedaugiau, aktyvios profesinės veiklos. Tai reiškia, per tą trumpą laiką mes tikrai visko neišmoks, nesužinosim, bet investicija, jinai po to tampa atsiperkamoji. Ir net jeigu mes skaičiuosim primityviai, kad taikom į vidurkį, tai pavyzdžiui, kokius 2000 litų per metus, tai suskaičiuokit, per 40 metų tai yra maždaug 1 milijonas litų. Tai jeigu mes norim pataikyti ne į vidurkį, o į kelis kartus aukštesnį, tai bus, reiškia, kelis kartus daugiau, keli milijonai. Tai kiek mes galim iš tų kelių būsimų milijonų skirti studijom, kad iš tikrųjų tą sėkmę pasiekti. Taip kaip galvojam, kad dedam į savo skrandį, lygiai taip galvokim, kad dedam į savo galvą ir į savo sielą. Nenuskriauskim savęs, investuokim į save.